teisingiau gavau rekomendacijas atvykti į istoriją. Pirmiausia, tai būtent, ką ir minėjau, norėjau to kūrybinio proceso pažiūrėti, kaip žmonės ieško idėjų ir labai originalių idėjų. Kita patirtis, kurios norėjau, tai buvo, kaip viską organizuoja, kaip planuoja viską, nes noriu išmokti planingai dirbti, planuoti viską. Ir norėjau išmokti dirbti komandoje, gerbint kiekvieną narį komandos. Irma a Vilniusi Egyetemen szerzett diplomát információ- és kommunikációtudományokból. A szenvedélye azonban a film. Már van vállalatalapítási elképzelése, egy produkciós céget szeretne létrehozni Alarm Films néven. Tobias Jansson, a Story egy dokumentumfilmeket, valamint videókat gyártó cég vezetője Stockholmban. När jag undersökte lite närmare Erasmusutbytet för entreprenörer så tyckte jag lät som en bra idé för vårt företag. Att få in en ung, kreativ och arbetsduglig och duktig person i bolaget. Irma är en väldigt entusiastisk person. När hon går in i projekt så finns det ett naturligt driv i henne att göra nytta. Och det smittar av sig. Hon är dessutom kunnig i marknadsföring, vilket inte är självklart i dokumentärfilmsvärlden. Så hon kan även långsiktigt hjälpa oss att marknadsföra våra filmer. A Stockholmban töltött 4 hónap alatt Irma tapasztalatot szerezhetett egy dokumentumfilm készítésének valamennyi szakaszáról. A gyártás előkészítésétől a vágás valamennyi mozzanatán át a terjesztésig. Ezen felül az, hogy Irma jól ismeri a litván kultúrát és nyelvet, igen értékes segítséget jelentett a Storynak, a Svédországban dolgozó litvánokról készülő dokumentumfilm külső helyszíneinek kiválasztásakor. Apskritai, stažuotės metu man labai patinka, kad yra įvairių darbų nuo projekto prasidėjimo iki projekto pabaigos, tai yra postprodukcijos. Vilniusba való visszatérésekor Irmának az a szándéka, hogy létrehozza a saját produkciós vállalatát, és jobban megismerteti a litván filmipart külföldön. Kaip jaunai verslininkiai, sakyčiau, kad labai svarbu yra komunikabilumas. Tada reikia priimti riziką ir mokėti ją priimti ir turėti vadybinių žinių, kad sugebėtum bent jau pagrindinius dalykus kompanijoje suvaldyti. Jag hoppas ju såklart fortsätta arbeta med Irma på ett eller annat sätt. Den sortens utbyten är ju oerhört viktiga. Så det är en uppsida med europeiska samarbetet. Iš tikrųjų, esu dėkinga, kad atsirado šita programa, nes būdama Lietuvoje niekada gal net nebūčiau išdrįsusi pradėti galvoti apie tai ir to labiau apie tarptautinę veiklą.